Tai 63 metrai kvalifikacija, 6 vieta, kaip vertini tokį rezultatą ir ar jo užteks? Rizikingai, aišku, rezultatas, tai ne mano, ne taip turėjo būti. Bet yra kaip yra. Matėm, kaip visi mėto, nebuvo pati lengviausia kvalifikacija. Turbūt viena prašiausia kvalifikacija mano karjerai. Bet ką, 6 vieta, teorinių šansų vakarų yra. Tai važiuoju viešbutį, einu miegot ir po atsikėlęs žiūrėsiu, ką toliau darysiu. Ar nugara trukdė pasiekti geresnį? Ne, nugara kaip nugara, viskas ten su ta nugara tikrai paruošta yra ir gali mes daug toliau. Ir pats jaučiu, kad galiu mes daug toliau. Labai įdomus sektorius, jisai dulka tiesiog, jeigu atkreipė dėmesį, nežinau, ar per kamerą matosi, kur aplinkui baltų pėdų tiesiog aplink sektorių, kai išeinam pėdas paliekam. Tai tiesiog sektorius yra apnaujęs, dulka, po batais slysta, tai matėt visų rezultatai kokie, kiek 63 metrai, gal 5 metikai ir 6. Tai tie rezultatai, aš manau, kad antroji grupė irgi nebus tas stebuklų, 63 metrai turėtų būti finalas. Prieš varžybas palapinėje kalbėjom, kad pagal pasiruoštus metikus reikėtų apie 64,5, bet pagal matomą situaciją, tai manau 95%, kad bus finale. O ar galima sakyti, kad Martynas Alekna dabar tampa vienu pagrindiniu konkurentu dėl patekimo į finalą? Tai kodėl Martynas Alekna? Tai mane 6 turi reflektuoti. Kodėl Martyna? Tai gal Martynas numes ten, kad ir 9, šiam 9 tegul numetat. Man svarbiausia tas, kuris mes arčiausiai manęs, o ne Martynas. Aš tik tai linkiu jam, kad finale būtų 3 lietuviai. O ne, jis ne konkurencijos kolega, kompanija, mes atvažiavom atstovauti Lietuvai, o ne tarpusavį kovoti. Šiaip, kadangi pirmoji dalyvavai kvalifikacijos dalyje, gal parankiau, jeigu pateksi į finalą, daugiau laiko pasiruošti, poilsį? Tai dar patekti reikia, tai čia vėlgi sakau, tai tas irgi pranašumas, kaip sakant, vieni, jie ilgiau pamiegojo, jie žvalesni ateis, mes tokie viškai nudužę atėjom, tai savi pliusai, savi minusai, sakyt kažkam geriau, tai tikrai negaliu. Tai reiškia, kad vakare jau bus įmanoma prisiderinti prie to? Oi, vakare tikrai bus geriau. Tai aš dabar jau pradėjau šitą, matėt, turbūt ne vieną, bet tik, gal nežinau, ar sekėt rezultatus, visi po truputį prie to sektoriaus gerinasi, kad ir ne po daug, po pusmetrį, po metrą, bet vis graibo prie to rezultatų. Duokit visiems dar po 5-6 metimus ir matys, kaip visi meta virš 65. Tiesiog neįprastas sektorius ir reikia kompanijai priprasti prie jo. Mykolas sakė, labai patiko sektorius jam, bet gal vienintelis toks. Tai nežinau, tai suprantat, kiekvienam savo. Tai kodėl mes skirtingais batais vaikštom, kodėl mes skirtingais batais mėtom visi, kodėl skirtingai gamintojai, tai kiekvienam savo. Tai aš net nebejoju, kad bus dar metikų, kurie mes irgi iš karto pirmais bandymais toli. Tai vėlgi, suprantat, Mykolas yra Mykolas, aš esu aš, Jonas yra Jonas ir ateis dar kažką papasakos. Paklauskit kiekvieną metiko čia. Jie savaip matė šitas varžybas, pažiūrėkit, aplink sektorių, kaip tik atrodo mano metimą, kiek baltų pėdų yra. Tai ten žinokit, tikrai nieko gero tokie dalykai.